Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie savaitę, aišku, labai didelis darbas vyksta ir labai svarbus darbas. Tai miesto biudžeto sudarimas, kurį jau kitą savaitę taryba svarstys ir labai tikiuosi, kad pritars, nes galiu pasakyti tiek, kad mano požiūriu tai tikrai biudžetas yra gerai subalansuotas jau. Ir beveik iš visų mūsų įstaigų, institucijų gauti pritarimai, kad juos tenkina toks biudžeto paskirstymas. Aišku, visų poreikių visko niekada neįmanoma įvykdyti, tačiau mūsų vadovai taip pat supranta, kad tai nėra kažkokius begalinis pinigų maišas, iš kur kiek nori, tiek ir pasiemi. Yra tam tikros ribos ir tas ribas reikia tiesiog racionaliai, gražiai, tvarkingai paskirstyti, kad galėtumėm toliau vystytis. Ir aišku, dar kartą noriu pasidžiaugti, kad labai intensyviai vyksta darbas dėl traukinių maršrutų sudarimo. Priminsiu, kad kalbamės apie du tipus traukinių maršrutų. Tai pirmasis yra tarptautinis reisas iš Varšuvos pasiekiant Vilnių, iš Vilniaus į Daugpilį ir į Rygą. Tai džiugu pranešti, kad ir Lietuvos geležinkelių atstovai praneša, kad dėrybos vyksta ir pakankamai pozityviai ir yra tikrai didelė viltis ir beveik užtikrintumas, kad jau nuo kitų metų visaginiečiai ir į Visaginą atvykstantys žmonės galės pasiekti ne tik Vilnių, ne tik Daugpilį, bet ir Rygą ir Taliną į tą pusę ir į priešingą pusę, tai yra iš Vilniaus pasiekti Varšuvą, o ten beveik visus europinius centrus. Taigi ir šitas reisas bus su būtinu sustojimu Visagine. Taigi tikrai labai džiugu. Ir kitas reisas, tai yra tas jau mano iniciatyva daromas reisas, kuris taip vadinamas uždarasis reisas, tai tarp Ignalinos ir Daugpilio, nes jis ypatingai svarbus mūsų kasdienybei. Tai ne tik atvykstantiems žmonėms į Visaginą dirbti ir grįžtantiems namo, bet ir atsiranda galimybė ir mūsų didiesiems darbdaviams atsivežti darbuotojus iš Daugpilio, iš kitų aplinkinių miestų ir miestelių. Taigi pradėjau jau derinti tą grafiką, tai yra laikus, kad jie būtų tinkami atsivežti darbuotojus, atvykti darbuotojams patiems. Taigi dar kalbame su didžiaisiais darbdaviais, tokiais kaip Intersurgical, Visagino linija, AXA, Atominė elektrinė. Taigi su keletu atstovų jau esu susitikęs, su kitais dar tik tai planuojame susitikti, tam, kad suderintume tuos laikus, kad jie būtų patogūs. Iš savo pusės, kaip iš administracijos pusės, mes taip pat turim savo lūkesčius ir savo reikalavimus, tokius kaip kad mokinių pavėžėjimas, kaip pavyzdys, jeigu traukinys atvyktų 7:30 ryte nuo Vilniaus pusės, tarkim, ir sustotų Visagine, tai mes galėtumėm vietoj tų taip vadinamų geltonų autobusiukų išpirkti bilietus mokiniams, kurių ten virš 50 iš Dūkšto važiuoja į mūsų mokyklas. Ir čia jau tie vaikai galėtų perlipti į mūsų miesto autobusus ir pasiekti mokyklą saugiai. Taip pat reikia nepamiršti ir kitų poreikių, tokių kaip mūsų visaginiečių poreikiai, tokie kaip nuvykti į Daugpilį, tą patį Vilnių ir ne vien tik į darbą ar iš darbo, bet ir į parduotuves, į turgus ir į kultūros renginius. Todėl tie grafikai turi būti suderinti ir tokiems poreikiams taip pat. Taigi gana sunkus ir sudėtingas darbas vyksta, bet tikiuosi, kad iki kovo mėnesio mes jį tikrai užbaigsim ir Lietuvos geležinkeliai pritarę tokiems grafikams, juos patvirtins ir jau nuo sausio mėnesio 27 metų šitie traukiniai pradės važiuoti ir mūsų visaginiečių gerovė tikrai pagerės.
Dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau per šią savaitę. Veteranų gatvė 22 namo stogas praleidžia vandenį. Laiptinėje balos ir pelėsis. Kasmet kreipiamės į Visagino būstą, bet jokios naudos. Padėkite. Nežinau, ar padėjau ar ne, bet aš pasiteiravau dėl šito klausimo ir dabar turiu atsakymus iš Visagino būsto, kad vasario 7 dieną avarinė tarnyba atvyko ir rado užšalusius tiesiog lietvamzdžius. Juos atšildė, vasario 8 dieną buvo suremontuoti tie lietvamzdžiai ir dabar žada, kad artimiausiu metu bus padarytas ir kosmetinis remontas. Jeigu matote, kad ne visai taip yra, kaip man raportuoja, prašau dar kartą parašykite, aš būtinai pasistengsiu padėti ir šiek tiek paspausti. Priešais Visagino gatvė 18, šalia kūrybos namų, ant pėsčiųjų perėjos per visą kelio plotį trūko asfaltas. Ar šiam keliui taikoma garantija ir kada šis plyšys bus sutvarkytas? Tai atsakymas toks, kad garantija jau yra pasibaigusi ir priežastis tokių trūkimų yra aiški, kadangi dar vis daug turime kelių, kurie buvo pirmą betonuojami, o po to asfaltas ant to betono užlietas ir tas betonas pakyla nuo šalčių ir skelia tą patį asfaltą. Taigi pavasarį, kada remontuosime viso miesto kelius, būtinai šitą plyšį suremontuosim. Beje, kaip ir privažiuojamieji keliai, didžiausia problema ta, kad būtent tas nekokybiškai paklotas betonas apačioje, kuris dabar kilnojamas ir matome rezultatą, kur jau greitai tais keliais iš vis važiuoti nebus galima. Ar yra psichologinė pasitikėjimo linija priklausomiems asmenims? Kodėl savivaldybė neviešina tokios linijos telefono numerio? Tai noriu pasakyti taip, kad tai taip tikrai yra tokia galimybė kreiptis ir į savivaldybės tinklalapyje ir dabar nurodysiu to tinklalapio adresą. Tikrai tokia galimybė yra. Taip pat yra ir kitas klausimas, ką daro savivaldybė, kad kaip kovoja su šitą priklausomybę, tai ir policija savo darbus tikrai atlieka, ir savivaldybė, ir biudžete numato tam tikras lėšas dėl prevencijos, yra kontrolės, narkotikų kontrolės komisija, kuri teikia savo pasiūlymus ir darom veiksmus kaip mokyklose, taip ir kitose vietose. Tačiau matosi, kad kol kas išspręsti šito klausimo pilnai tikrai negalime. Todėl sukviečiau visų institucijų, kurie susiję su šita problema, vadovus ir kalbėjomės apie tai, kad išplėstinėme posėdyje narkotikų kontrolės komisijos, kuris vyks 26 vasario dieną, kad atvyktų su konkrečiais pasiūlymais, su konkrečiais pastebėjimais, kągi reikia padaryti, kad efektyviau kovoti su šita neganda, negalė ar čia priklausomybė, nes susidaro įspūdis, kad visos tos priemonės, kurios daromos, galbūt jos šalia, gal jos nepataiko tiesiai į taikinį. Kada pagaliau pradėsite normaliai finansuoti sporto centrą ir nustosite kompensuoti trūkstamas delspinigių sumas iš sporto centro skolas? Na, matot, klausimas toks, kad jau sakiau ne vieną kartą, sporto centras finansuojamas lygiai taip pat kaip ir kitos mūsų organizacijos pagal tokius pat principus, pagal vaikų skaičių ir pagal turimas patalpas, ir kitos organizacijos puikiai susitvarko ir dar netgi sutaupo lėšų. Sporto centre nuolat ta pati problema, nuolat trūksta lėšų. Todėl ir buvo sudaryta darbo grupė, kuri su tikslu išanalizuoti, kokie trūkumai priveda prie to, kad kiekvienais metais visą laiką turim kažkokią tai skolą. Nors pradžioj metų finansuojam taip pat kaip ir visus kitus. Taigi tikiuosi, kad darbo grupė išanalizuos labai profesionaliai ir pateiks pasiūlymus, kągi reikia pakeisti.
Kodėl į pagalbą kiemsargiams nėra kviečiami atidirbti socialinių pašalpų gavėjai? Na, klausimas užduotas, matyt, žmogus nežino, bet taip ir yra daroma. Ir vien per sausio mėnesį į pagalbą kiemsargiams buvo pasitelkta 44 žmonių pagalba. Miške už televizijos bokšto palapinėje daug metų gyvena moteris. Kodėl jai nieks nepadeda? Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad padėti galima tam, kuris nori tos pagalbos. Tai yra žinoma moteris, ji ne vieną kartą buvo kalbinama ir jau buvo netgi suteiktas kambarys nakvynės namuose, kad ji galėtų ten gyventi ir nakvoti. Tačiau moteriai atrodo, kad ten, kur jį gyvena, jai yra geriau, ji priima šį sprendimą, prievarta jos kažkaip taip apgyvendinti kitur, prieš jos valią nėra jokios galimybės. Norėtųsi sužinoti, kas planuojama teritorijoje, kurioje anksčiau stovėjo nebaigti statyti namai. Adresai Sadulinos alėja 36 ir 40. Pastebėta, kad nugriovus nebaigtus statinius, pati pievelė iš pradžių buvo užsėta žole, tačiau iki vasaros pabaigos ir rudenį visiškai užžėlė žole, kuri pasiekė juosmenį. Yra tokie pasiūlymai. Jei artimiausioje ateityje šiai teritorijai yra kokių nors planų, tai bent laikinai nupjauti žolę ir sukurti tvarkingą šios teritorijos vaizdą. Jei šios teritorijos perspektyvų kol kas nematyti, iš savo pusės siūlau ten įrengti nedidelį gėlių parką su piltais takeliais. Investicijos nedidelis, o grožis didelis. Taigi tikrai labai ačiū už pasiūlymus. Noriu pasakyti, kad ten vyksta teritorijų planavimo darbai, tai yra tokie teisiniai darbai, kad pagal kadastro matavimus tam, kad paversti tą sklypą tinkamų būsimom investicijom. Dėl to, kad žolė nenupjauta, tai privalėjo būti nupjauta ir bus nupjauta, čia klausimo nėra. O apie jūsų pasiūlymą padaryti gėlių parkelį, tikrai labai gražus pasiūlymas, jis perduotas teritorijų tvarkymo skyriui ir manau, kad tai tikrai įmanoma padaryti. Taigi į klausimus atsakiau visus, kuriuos gavau šią savaitę. Ačiū Jums labai. Noriu priminti, kad priekyje ilgas savaitgalis ir gana šaltas savaitgalis, taip pat ir graži valstybės šventė vasario 16, todėl kviečiu visus dalyvauti, pasidžiaugti, kokią Lietuvą turime, pasidžiaugti tą laisvę, kurią turime, kuri, kaip matome, netaip lengvai ir išlaikoma. Taip pat ir pakviesti švęsti užgavėnes, tikrai skaniai ir labai sočiai pavalgyti ir gal jau net ir taip nuoširdžiai vyti žiemą, kad greičiau ateitų pavasaris. Turėjom gražią žiemą, tačiau reikia ir saiką turėti. Taigi viskas bus gerai.